Sveiki, šiandien pakalbėsim apie dar vieną labai svarbų elementą, tai bus kontaktorius ir relės. Kontaktorius yra štai toks daiktas, jo paskirtis yra valdyti nuo 10 ir kelis šimtus amperų. Jis turi viduje elektros išlydžio lanko gesinimo kameras. Jo būtent paskirtis yra paleisti, pavyzdžiui, elektros variklį, šildymo tenus, kada lempas gatvėse. Ir jo visi kontaktai yra normal open. Esu matęs normal close, bet pagrindas tai yra 4 grupės normal open ir 5 grupė tai yra A1, A2, tai yra aktyvavimo relės. Relė yra kitas toks dalykas, jo yra paskirtis valdyti loginius elementus ir valdyti nedidelės nuo 0 iki 10 amperų sroves. Ir jos dažniausiai turi jau keletą grupių kontaktus, tai reiškia, turi common, turi normal open ir normal close ir plus 4 poras. Tai jeigu, pavyzdžiui, paimtume dabar mes šitą daiktą, tai esu pažymėjęs į viršų, čionai. Tai kaip ir minėjau, yra 4 poros 3 fazėm perleist ir likusi normal open pažymėta, irgi čia yra žymėjimas jo, tam, kad galėtume aktyvuoti, kaip rodžiau, schemą, kad ta relė užsimaitintų ir jinai laikytųsi prisijungusi. Šičia yra jau 4 eilės kontaktų, tai apatinis variantas. Ir jau yra commonas, tai 12, 11, 10, 9 kontaktas yra commonas, pagrindinis, 4, 3, 2 ir 1 yra normal close, o 8, 7, 6, 5 yra normal open. Tai reiškia, mes padarę į A1, A2 maitinimą, galim visus 4 vienu metu perjungti kontaktus ir tokiu būdu valdyti kažkokį loginį elementą. Seniau, kiek man teko taisyti, staklių visą eigą valdydavo keletą šimtų šitų relių, nes, pavyzdžiui, aš kai dirbau medienos pramonėje, tai būdavo daviklis pamato medieną, aktyvuoja vieną relę, turi paleisti kažkokį variklį, kad nutemptų į kitą galą. Ir tie visi procesai būdavo pagal logikos elementus sujungti būtent su relėm, nes nebūdavo seniau valdiklių. Tokiu būdu valdydavo visą ciklą. Čia yra būtent iš seno daikto išimta relė, jinai yra ganėtinai labai sena ir jinai jau turi 3 grupės kontaktų, ne kaip čia 4, bet jau turi 3 grupės kontaktų. Tai va, ir jų valdymas nuo 0 iki 10 minėjau, man atrodo. Bet, pavyzdžiui, kontaktai turi dar priedų ir galim dadėti papildomai kontaktų. Tai, pavyzdžiui, jeigu jūs norit padaryti blokavimą, nes jeigu elektros variklis sukasi vieną pusę, norit staigiai perjungti kitą pusę, tai abu mygtukus, jeigu paspausit vienu metu, gausite, kad jūs užtrumpinsit fazes. Kad to išvengti, dedasi papildomai eilė kontaktų, tiesiog ant šitos relės užsideda, to uždėsim. Užsidėjo. Ir dabar pas mus atsirado papildomai 2 normal open kontaktai, taip tiesiai, ir 2 normal close. Tai gaunas taip, kad jeigu mes aktyvuojam šitą kontaktorių, mums suveikia normal close ir mums atjungia kito kontaktoriaus maitinimą, pavyzdžiui, kitas būtų šalia kontaktoriaus. Ir tokiu būdu mes paspaudę mygtuką negalime aktyvuoti kito mygtuko, tą kontaktoriaus, kad jis suveiktų. Tai gaunasi tai, kad būtinai turim šitą išjungti, tada galėsim aktyvuoti kitą. Tai va, tai čia tokie, kaip sakau, blokavimo sistemas, tai dasideda papildomai. Relėms papildomų dalykų nėra, apart čia dedasi diodas tam, kad, pavyzdžiui, jeigu jisai valdė kažkokį elektros variklį DC, tai atjungus būna, kad keičiasi pališkumai ir tam, kad nebūtų sistemai daug trūkdžių, dedasi diodas. Tai va, tai kuo skiriasi? Relė skirta valdyti loginiams elementams. Ir jos turi dažniausiai 2 rūšių kontaktų. Tai normal close, normal open ir turi keletą eilių kontaktų. Tai reiškia, pavyzdžiui, šituo atveju 4,
šituo atveju TIS. Kontaktorius yra skirtas jau valdyti kažkokį prietaisą. Tai variklį, šildymo teną, apšvietimai ir jis jau valdo iki kelių šimtų amperų, nuo 10 iki kelių šimtų amperų. Netgi yra taip, kad jūs paspaudžiat, pavyzdžiui, žalią mygtuką, žalias mygtukas aktyvuoja relę, o relė jau aktyvuoja kontaktą. Gali būti toksai variantas, nes, pavyzdžiui, jeigu galingas labai kontaktorius, jam reikia galingo signalo. Tai va, tai tokie yra skirtumai, o jų pati konstrukcija yra labai panaši, tai tiek ir kontaktoriam, tiek ir reliai yra ryte priviniota varinė laidelė, kuri paspaudus, aktyvavus sukuria magnetinį lauką. Magnetinis laukas pritraukia esantį viduje kontaktą į kitą pusę, tai pum, ir persijungia, ir jis laikosi. Atleidžiat, nutraukiat maitinimą, jis atšoka. Kontaktai yra lygiai panašiai, tik tiek, kad kontaktai išdėstyti išilgai ir juos iš abiejų pusių pritraukia žemyn. Tai va, žymima taip, viršui kontaktorius, apačioj relė. Schemose, kai naudojat, galit naudoti tiesiog pagal logiką, nes kaip prašiau jūsų padaryti, tai jeigu reikia naudojate tik vieną normal open, svarbu, kad atitiktų visi žymėjimai.